Aklas pasimatymas. Čia reporterio rubrika ir dabar susipažinsime su dar viena sveikuolė, Lietuvos sveikuolių sąjungos valdybos nare, taip pat lektorė, sveikos gyvensenos stovyklų vadovė Eglė Kizlovski. Eglė sveika gyvensena domisi jau seniai. Paprašėme jos pasidalinti su mūsų klausytojais, kas jai yra sveikas gyvenimo būdas. Sveikas gyvenimo būdas man yra ne tik tai sportas ir mityba. Sveikas gyvenimo būdas yra mintis, žodžiai, darbai, veiksmai, ar ne, tai yra visa visuma žmogaus. Jeigu mūsų mintis yra kritikuojančios, dažniau negatyvios, visa tai pradeda atsispindėti ir mūsų veikloje. Mes negalime sukurti gerų santykių su kitais žmonėmis, mes negalime sukurti gerų santykių su savimi ir tada tai viskas atsispindi ir mūsų maiste, ir mūsų veikloje. Todėl sveikas gyvenimo būdas yra visa žmogaus visuma, visa jo esybė. Mes negalime kažko tai vieno išskirti. Tai tarsi, žinote, kaip žmogaus stuburas, jis labai labai gražiai sunertas. Tai ir sveikas gyvenimo būdas, jisai yra visuma dalykų. Kaip jums pavyko atrasti sveiko gyvenimo būdo kelią ir nuo ko galėtų pradėti kiti ieškantieji? Apskritai sveikų gyvenimo būdo aš pradėjau domėtis jau ne 10 metų, truputį ilgiau. Nors man atrodė, kad ir anksčiau aš domiuosi sveikų gyvenimo būdų. Tačiau pradėjau nerti gilyn labiau visą tai. O pradėjau domėtis, kas yra sveika ir kas yra reikalinga man tada, kada supratau, kad kažkokį tai netokį gyvenimo būdą aš tikriausiai gyvenu. Nors jisai nieko nesiskyrė nuo daugelio žmonių. Ir va tie pojūčiai, sakykime, neišsimiegojimas, vėlyvas eiti vėlai gultis, nemokėjimas kurti santykių, nesidomėjimas tuo, santykiai su pačia savimi ir su aplinka, kada tapo tokie kažkokie labai įtempti, aš pradėjau domėtis, o kas iš viso vyksta gyvenime. Ir tada aš susidūriau su sveiko gyvenimo būdo savokomis. Sveiko gyvenimo būdo rutina, gyvenimu, ar ne. Ir sveika man yra tai, kada mes bent jau minimum pradedame gyventi pagal gamtą. Su saulė keliamės, su saulė gulamės, galima taip sakyti, ar ne. Kada saulė kyla, jinai būdina mūsų kūną, energetika yra pati didžiausia, kada saulė leidžiasi, jau pradeda veikti visai kitokios energijos, kada yra diena, kada saulė yra aukščiausiai, visiškai vėl yra kita energija veikia. Ir bent jau pagal tai galima būtų pradėti sveiką gyvenimo būdą gyventi. Ir kada viskas stojosi į savo vietas, sakykime, ankstyvas kėlimasis, tam tikra mityba atsiradusi, suvokimas, kam to reikia, atsirado visai kitoksai supratimas. O tai yra reikalinga tam, nes tai yra, žinote, kaip tai galima būtų pasakyti, kad tai yra apskritai baziniai žmogaus poreikiai. Netgi daugiau, jeigu norime siekti gyvenimo būdo, tam yra reikalingas veiksmas, charakteris ir disciplina. Tada mes galime kažko tai pasiekti kito ir visiškai pajausti save kitaip. 3 dalykai – veiksmas, charakteris ir disciplina. Ar ne? Ir tada vyksta labai žymus pokyčiai mūsų gyvenime. Ir tai yra reikalinga tam, kad tu galėtum pajausti save kitaip. Energetika kita atsirastų, kad tu galėtum kitaip bendrauti su žmonėmis, kad tu galėtum priimti gyvenimo iššūkius, kurie tau yra skirti, kad tu galėtum atrasti ramybę visame tame chaose, kuris vyksta šiuolaikinėme gyvenime, visame tame skubėjime, bėgime, nerime, nesusipratimuose. Būtent tas sveikas gyvenimo būdas tam ir reikalingas, kad tu galėtum gyventi harmonijoje, darnoje, balanse. Taip, gyvenime visko atsitinka, bet tu tada jau žinai, kur tau reikia sugrįžti. Ir kaip ir minėjau, tai yra visa elementų visuma. Tai yra mityba, tai yra gyvenimo būdas, tai yra disciplina, tai yra vertybių išsigryninimas, savo charakterio savybių tobulinimas. Sveikas gyvenimo būdas yra apie tai. Vienas iš sveikos gyvensenos lektorės Eglės Kizlovski sukurtų produktų – prekinis ženklas Girl Power. Paklausėme Eglės, kaip gimė šis ženklas ir kokią misiją jis turi Lietuvos sveikuolių sąjungoje.
Prekinis ženklas Girl Power Sveikuolių sąjungoje atsidūrė, kada aš pradėjau užsiminėti su paaugliais ir jau buvau stovyklų organizatorė paauglių. Ir šitą temą, kodėl aš jį sukūriau merginoms būtent skirtą, nes jinai man buvo labai aktuali paauglystės metu. Kada aš pati kažkada prisimenu, kaip aš išgyvenau savo paauglystę, kokie dalykai buvo svarbus, ir kur aš koncentravausi. Ir ką aš pamačiau, kad paaugliai dabar turi labai daug informacijos. Be galo daug informacijos, kuri tiesiog jie nebežino, kas yra tikra, kas yra netikra, kas yra reikalinga, kas nėra reikalinga. Jeigu mes paauglystėje pradėtumėm iš viso suprasti apie žmogų, apie santykius, apie tai, į ką mums reikia atkreipti dėmesį, apie tai iš viso, ką aš kuriu, kas su manimi vyksta paauglystės metu, kodėl mano santykiai su tėvais tampa sunkus, kodėl aš noriu taip maištauti, kodėl aš noriu pradėti rūkyti, gerti, o kaip man į tai nepapulti, kokios savybės man yra reikalingos ir ką aš ugdausi savyje vienaip ar kitaip elgdamasis. Ir žinote, tėvai dažnai nebūna pavyzdžiai savo vaikams. Deja, tokia yra dabar situacija, kada tėvai nėra autoritetai. Ir paaugliui nėra paprasta suvokti apskritai, kas vyksta, kada jie nori atrasti save, o santykių tvirtų pastatytų šeimoje nėra, jie neturi ką atsiremti ir jie tada pradeda ieškoti informacijos aplinkui ir visą tą informaciją aplimpa ir tik tai vėliau, kada sueina 30, 40, 50 metų, mes pradedame tvarkyti su dalykais, kurie atsitiko su mumis paauglystėje. Todėl man buvo labai svarbu pradėti kalbėti su paaugliais ne tik apie išorinį grožį, ne tik apie blizgučius, bet ir apie vidų, apie tai, ką jie kuria, apie tai, kokiomis asmenybėmis jie gali tapti tada, kada jie įgauna žinių apie sveiką gyvenimo būdą, kada jie atsiranda tokioje terpėje, kurioje tu gali būti išgirstų, suprastų, kurioje tu pradedi suvokti, o iš tikrųjų, ką tu kuri, kurioje tu pradedi suvokti, kam yra reikalingi santykiai, apie kokius santykius, kam yra reikalinga tvarkyti kambarį, kodėl man reikia pamatyti savo mamą arba tėtį kitaip. Vat apie tai yra prekinis ženklas Girl Power. Tačiau norisi pasakyti, kad šiai dienai pristabdžiau veiklą būtent šio prekinio ženklo, todėl kad aš pastebėjau, kad darbas su tėvais yra labai svarbus. Lygiai taip pat. Dėl to, kad paaugliai grįžta į namus ir ten yra tėvai, kuriems taip pat yra sudėtinga, kurie nemoka kurti santykio, kurie mato ir sako, kad aš noriu, kad greičiau praeitų paauglystė, kad arba išeitų vaikas greičiau iš namų ir studijuotų, kurie tiesiog laukia, kada tas laikotarpis praeis. Įdomiausia yra tai, kad tame laikotarpyje tėvai turi užaugti kartu su paaugliu. Būtent tėvai turi augti, domėtis ir santykiai priklauso nuo tėvų su vaikais, o ne nuo vaikų su tėvais. Tačiau ką aš pastebėjau, kad šiai dienai mes galime duoti žinias paaugliams, tokias, kada jie gali pradėti taip pat mokintis kurti santykį ir taip pat pamatyti savo tėvus kitaip. Ir tada jie tarsi tampa tėvams tam tikri pavyzdžiai, bet įsivaizduokite, kiek reikia tėvams supratimo savyje, kad iš jaunesniojo jie galėtų pasiimti kažkokias tai pamokas. Ir tai gali padaryti tik tai tie tėvai, kurie domisi santykių temomis. Siekdami būti sveikais, mes labai dažnai norime būti laimingais. Tad iš tiesų, kas yra laimė ir ar sveikas žmogus yra laimingas? Taip. Žinote, įdomiausia yra tai, kad žmonės galvoja, kad laimė bus kažkada tai. Vat, kad aš dabar kažką padarysiu ir mano laimė atsitiks. Kad aš dabar truputį padirbsiu nepatinkantį man darbą. Ir tada aš išvažiuosiu į atostogas ir aš tam būsiu laimingas. Bet klausimas yra apie tai, ar mes galime laimės būseną savyje išlaikyti ilgesnį laiką. Arba kodėl mes koncentruojamės taip į laimę. Nes nuo koncentracijos į laimę, kad kažkada tai būsiu laimingas, jau kyla įtampa. Suprantate? Mes turime galvoti apie tai, kaip kiekvieną dieną kurti laimę. O laimę mes galime kiekvieną dieną kurti tada, kada mes kažką tai darome dėl kitų, ne tik tai dėl savęs. Čia yra labai tokia svarbi mintis, kad dėl ko mes dirbame, dėl ko mes gyvename, dėl ko mes tuokiamės, dėl ko mes gimdome vaikus.
Suprantate, tokie yra fundamentalūs klausimai, nes labai dažnai viskas susikuria apie tai, kad aš noriu būti laimingu. Bet įdomiausia yra tai, kad tu laimingu negali būti, jeigu tu nieko nedarai dėl kitų, kad kitas būtų laimingas. Ir čia yra tokia sąveika. Suprantat, pirštai turi būti ne į save, o nuo savęs. Ir tada ta laimė ateina. Bet kada mes koncentruojamės į laimę, kad aš dabar padarysiu kažką ir tikrai tapsiu laimingas, nuo to dar kyla įtampa ir tas pasitenkinimo jausmas neateina. Yra sakoma, kad laimė yra skirtingose energijose. Yra laimė neišmanime, yra laimė aistroje ir yra laimė dorybėje. Ir va čia yra 3 skirtingos laimės būsenos. Kas man teikia laimę? Ar man teikia laimę skaniai pavalgyti ir aš jaučiuosi laimingas? Ar man teikia laimę mano mėgstamas labai man aistringas darbas, man suteikia laimės būseną, ar man laimės būseną suteikia mano visas gyvenimo būdas, mano tai, kad aš sugebu pagelbėti kitiems žmonėms, kad aš sugebu pamatyti kitus žmonės, pajausti juos. Kas man yra laimė? Pirmiausia, reikėtų atsakyti tai. Ir tada kokios aš laimės norėčiau siekti? Ar yra laimė, kuri yra nesvarbu, kokios yra situacijos, kada manęs neišmuša? Aš galiu ramiai reaguoti į ateinančius sunkumus, juos priimti ir su jais gyventi ir arba tvarkyti su jais, spręsti gyvenimo man duotas užduotis ne kančioje, ne deficito būsenoje, o laimės būsenoje, o priėmimo būsenoje. Bet apie tai yra sveikas žmogus. Taigi, jeigu turėsime tvirtą nusiteikimą kažką savo gyvenime keisti, Eglė tikina, kad mums būtinai pavyks. Tiesa, labai svarbu nebūti vienam savo pokytyje. Labai yra svarbu bendruomenė, kurioje mes esame, su kuo mes bendraujame. Todėl, kad kai esi vienas, yra labai sudėtinga, reikalinga didžiulės valios pastangos tam, kad tu galėtum vienas kažką tai padaryti. Ir vienam eiti yra labai lėtai. Bet kada tu esi tarp žmonių, kurie gyvena tokį gyvenimo būdą, kada kartu galite spręsti klausimus ir tobulėtis, kada galite kartu eiti per sunkumus, kurie ateina, o jie tikrai ateina, kada mūsų protas tampa neramus, kada mūsų gyvenimas vėl mus įsuka į kažkokį tai sūkurį, įvykių, kurie mums nelabai patinka, bet tada yra labai svarbu žmonės šalia esantis, kurie sugeba palaikyti, kurie sugeba suprasti, kurie sugeba padėti esant poreikiu tokiam. Tai yra svarbu būti tarp žmonių, kurie yra tokie. Savo sukauptą gyvenimo patirtimi ir išmintimi su mumis dalinosi sveikos gyvensenos lektorė Eglė Kislovski.